Taigi duomenų apsaugos įstatymas išsaugotas Bluetooth, reiškia neištampytas jokius kitus ID ir Bluetooth išsaugotas ne vieta, reiškia visi plėšt, reiškia vieną, bet nėra suporavimo su fundamentalistiniam jokiom idėjom, jų jokiame duomenų, reiškia primetime kitiem, prisiuntime laiškais, prigrasinime vietagi mano nėra, reiškia, fiktyvi, nepilnametės ir ne 100% ligonės, tad iš esmės aš veikiu kaip asmuo, o ne kaip bendruomenė. Vat ir mano dėdukė Baubytės Danguolės iš esmės nėra jokių fundamentalių, bet, reiškia, filologinių, dvasinių, konstitucinių teisių, infobendravimas ryšys, kuriame neegzistuoja visos tautos socialinio, reiškia, va, jau simkim, duokim, plėškim, kiti nespėsia, duokim visi, reiškia, neapkeskim. Vat, iš esmės, alkoholizmo šitas visas baltų arklių judėjimas, netgi nėra širdį, netgi širdis neima visų kvailių, netgi širdis neima visų, reiškia, pasaulio gerovių. Tiesiog žmogus turi apsispręsti, o kiek, kas iš esmės yra socialu, kiek kas yra tiesiog informacija išsaugojimas, kaip po CŽV metraščių, o ne infrarūdinių spindulių karas su, reiškia, buvusio OMON, dabar alkoholikais, debilais, vagimis ir ne jokiais būdais nėra jų išteisinti, ar jiems duoti savo užnugarį, ar tai jie algas pasiimti, kai aš policijai savarankiškai dirbu. Tai yra mano teisė dirbti, nes aš turiu šiek tiek darbingumo, vadinasi, antrą grupę turint aš galiu dirbti iš esmės ir aš dirbu, suprasdama, kad šiam pasaulyje darbų, kurių kiti nenudirba. Tai vat ketvirtadieniais aš bandau, reiškia, šitą visą balansą tam, kad išmoktų žvejot policija, reiškia, žuvis. Žvejojimas yra mokslinis dalykas, kai nustoja, reiškia, žmonės mesti meškerės tam, kad išspręsti nusikalstamumą sociališkai nuo pedofilijos, žmogžudysčių, persigėrimo, alkoholizmo, prostitucijos, nelegalios veiklos prieš žmogaus sąžinę, sąmonę, proto kontrolę. Tai va, ir iš esmės šiandien atėjo iki tokios pusiausvyros, kiek žmogus, policininkas yra kritiškai, reiškia, nuneigtas, pats pradeda kilti, reiškia, tų tikrų, tikriausių iš esmės įstatymų pusiausvyros ieškodamas, nes ilgai, reiškia, buvo motinystė policijai, o aš dirbu, darau, o jie, mes nesuprantam, mes tavęs nenorim paneigti, mes tiesiog atsibodo kitiem klausyti. Tai aš ir dirbu privačiai, reiškia, aš dirbu savo iniciatyvą, neįdarbinta, turėdama invalidumą, kur invalidumą gausi, nes netitikusi nuomonės vietinių pedofilų. Ir iš esmės dirbu neatsakinga šešėliniai, reiškia, konstituciniai, totalitaristiniai faziai, minus mėlyna, va, iš esmės geltoną šalį žeminus savo darbą kiekvieną kartą kaip teisėtą įstatyminį ir galiausiai suvokiama, kad mokslas teisės iš esmės labai svarbus yra žmonijai apsiginti praktiškai, teoriškai, tam, kad iš tavęs netimtų girtesni, reiškia, kvailesni
vaistų, nei socialinių garantijų, nei vaikų, nei teisės į mistiką, nei filologinio žodžio. Kodėl? Todėl, kad filosofija pasitvirtina, nes SSSR filosofija žlugusi su totalitaristinė, reiškia, valdžia.